fuego en la savia. Labą dieną, pirmadienis. 1:21 važiuojam, nusimėsim S5. Šiandien pasidarėm tokią laisvesnę dieną, kadangi visą savaitgalį kelyje pravažiuota nemažai mylių, tai reikia nepamiršti ir pailsėti. Darbas turi būti įdomus, o ne kažkoks super nemalonus ir varginantis, manau. Jeigu darbė neįdomu, reikia įs darbą. Pakrovime turim 2 mašinas, dar vienos trūksta iki pilno konteinerio, tai manau, kad šiandien rytoj kažką išgimdysim dar. Tai va, pas mus šiandien lietus, visą rytą pralyjo, kadangi norėjau dar sufilmuoti gražiai SQ5 gražią, tai sakau, palauksiu, kol saulė pradės šviesti. Tai žodžiu, lėkiam link pakrovimo, nusimėsim, pratestuosim, sufotkinsim ir važiuosim. Manau, kad šiandien tvarkysim mašiną pagaliau. Taip gera pasėdėti toj SQ5, o važiuoja kaip gerai jinai. Pabandykit kada, paprašykit draugo, dėdės, nežinau, ką nors. Suprasit, ką reiškia vairuoti SQ5 3 litrų. Tai tikrai nuostabus automobilis. Pavažiavau, kiek čia, kokius 200 metrų. Atiduoda mašiną pakrovimui, viskas. Ir džiaugiamės, ir liūdim, kad negalim paturėti. Tai tikrai labai smagiai važiuoja, jeigu kažkas norit ir džipo dydžio, ir kartingo, nežinau, greičio ir pojūčio kaip sportinio automobilio, tai SQ5 arba Makaniukas. Tai va, tai dabar kas atsitiko, tai priduodam automobilį į pakrovimą ir keliaujam toliau. Šitas automobilis 7-9 tūkstančių mylių, kalantis variklis, iškeliauja į Lietuvą. Viskas. Visiems klientams sakėm 6-8 savaitės, jokių 6-8. 8-12, nereiks nervuotis. Tai reiškia, ne anksčiau kaip 8, sakykim, tikėkimės ne vėliau kaip 12. Ir viskas. Tai su to susitaikykit. Jeigu norit važiuoti, kiek viskas kainavo po mokesčių Lietuvoje šitas automobilis, tai pas mus ateinat į čia. Jeigu norit pasiekti, kaip visi automobiliai pasiekia pakrovimą, pasubscribinkit, matysit kiekvieną savaitę, kai keliam jūsų videką. O dabar lėkiam ieškoti kitų mašinų. Tai gavosi taip, kad išsikrovinėjant mašiną iškrito labai geras variantas, Q5, pilna. Tikiuosi tokia pilna, kad net yra orinė važiuoklė. Tai reiškia, turim pilną prestižą, 300 kameros, distronikas, head-upas, viduj veliūro salonas, bet esmė, kad variklis kala. Rytoj 9 valandas važiuosim į vieną galą. Tai tikrai netrumpa kelionė. Automobilis kainuoja $5,000 ir šiandien turim pirmadienį. 20 valandų, 58 minutės, rytoj bus antradienis ir jau mes grįšim tik trečiadienį. Tai reiškia, gana ilga kelionė gausis ir, nieko nepadarysim. Rytoj pakeliui pafilmuosiu, kas vyksta į Knoxville, Tennessee. Kai kuriom vietom gražu, jau tai pravažiavus Louisville, jau prasideda kažkas gražiau, geresnis kelias ir taip toliau. Tai rytoj matysit, kaip mums čia seksis važiuoti. Rytoj po pietų pasikraunam, iki vakaro pavažiuojam ir sustosim miegoti kažkur. Tai va, tai tokia kelionė bus ir kas yra smagu, kad automobilis labai gražiai išlaikytas, prie namo, ne kažkur nudaužytas matosi bus ir turi variklio problemą. Jie čia kala. Ne pirmą kalantį mašiną, tai ir šitą kalą. Mes sveikų neperkam, neįperkam gerų sveikų mašinų, nesugedusių, kad būtų, tai belieka pirkti tik tai sugedusias, kas mums labai patinka ir jum, tai dėl to mes esam čia dėl jūsų. Tai va, tai važiuojam, žodžiu, žiūrim, kas bus rytoj ir pasimatom antradienio ryte.
netoli liko 36 minutės iki tikslo. Šiandien turim kelintadienį šiandien šis yra antradienis ir turim 14 valandų 49 minutės ir važiuojam mes. Jau esam Knoxville, Tennessee. 7 ryto startavom, 36 minutės iki tikslo. Šiandien paimam kalančią Q5. Q5 savaitę turbūt bus. Dar kažkokia iki galo, dar iki galo savaitės laiko daug. Žodžiu, tai beveik atlėkėm, kadangi vasarą turim jau plus 30, tai su mikrofonu vis sunkiau sekasi elgtis ir jį kažkur įsidėti. Tai ką darysim, tai tiesiog mes neimsim mikrofono, bet galėsit matyti, kas vyksta kieme. I can't take no loss, I don't even know what it costs, I hit the ground then it go off, yeah, hit the ground then it go off, yeah, I can't take no loss, I don't even know what it costs, yeah, I hit the ground then it go off, yeah, hit the ground then it go off, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn bad. I gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it in FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities that never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. MVP, I got the record. I might have to prove something. Big jumper worthy. They gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming. Nu po nuliai, žodžiu, matėt vaizdų, visokių nematėt, aišku, mašinos pakrovimo. Kartais labai yra sunku pastatyti nosim į mašiną. Nu labai sunku. Tai reiškia, atvažiuojam, pasižiūrim, jeigu mašina matosi nuo gatvės, pafilmuojam. Jeigu nesimato, nu kaip matot, nebuvo labai daug, bet ką mes padarysim, mes labai nuoširdžiai apeisim šitą mašiną, nes čia pilna audinė šitą. Žodžiu. Tai ką radom? Tai radom dar Bang Olufsenus. Nežinau, ar buvom paminėję tą, bet labai gražiai muzika groja Bang Olufsenu. Būtent šitam naujesniam modelį. Tam senesniam, jeigu eitume į antros generacijos variklis, kur eina, šitas trečios skaitosi. Tai žemiau 2.18 metų ir žemyn iki ten kokių 2.12 ar kiek jos tos mašinos. Ten labai prastai muzika groja. Šitoj labai gražiai muzika groja, tai va, labai didžiulis skirtumas. No call to quit, yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits, my head is as hard as a brick but I'm harder than all of this, you better move, you might get knocked out, you better move, you might get knocked out. Sustojom kūro ir apeisim greit mašiną šitą. Tai daugiau dalykų nei tikėjausi, mažiau papasakojau apžvalgos video, kurią kelsim į Facebooką, nei dabar parodys, nes tik po to pamačiau, kiek daug dalykų yra. Tai žodžiu, Q5, prieš tai dieną prieš matėt SQ5, tai šita mašina yra mažiau sportiška ir neturi orinės važiuoklės, ane? Tai reiškia, jeigu norit tokio aštrumo ir greito džipo mieste, tai SQ5 su 3 litrų, jeigu norit patogaus, komfortiško, traukiančio automobilio, nepasakys, kad labai gerai traukia šitą mašiną, bet traukiančio automobilio, kadangi mažas varikliukas, įmat šitą Q5, bet ką turit tada? Gaunat realiai labai daug funkcijų. Apeinam greit apžiūrim, supasakoju ir lekiam toliau. Tai šitas automobilis turi 3 kamerą, Distroniką, tai kas yra labai gerai, jeigu daugiau kelionių keliaujat, prilipot prie fūros galo ir viskas, biški telefoniukų galite ir pažaisti. Čia ledai, čia R21 ratai, padangos tikrai labai geros dar. Tai 1-2 sezonai tikrai laikės. Nauji stabdžiai. Spalva labai gera. Dar grey, tai reiškia ir nubraukimai sunkiai matosi, ir purvas sunkiai matosi. Iš toli atrodo kaip purvina visada, bet kai nusiplaunat, labai gražiai prieš saulę blizga. Bang Olufsenai, tai reiškia kiekviena audinė išreiškia savo charakterį labiau kaip Bang Olufsenus turi, nei Bose, bet čia jau kalbėjom apie tai ne vienam video. Šildomos ventiliuojamos sėdynės. Tai šitas būtent automobilis turi aukštesnės komplektacijos išpildymą, kadangi tai yra prestižas, turi originalius ragus. Tai yra raktas specialus, įdėtas į bardačioką. Galas, vat net nepasakysit, kad mašina turi nubraukimų. Kol neprieini prie pat ir tada pasimato. Tai va čia vat yra pats gazas turėti tokią mašiną, tokią spalvą, nes labai sunkiai matosi kažkas vienas kitas nubraukimas. Mašina nedidelė, bet dar 3 kameros tikrai priduoda patogumą. Taip, head-upas yra, o čia va vienas kitas nubraukimas. Tai tamsaus medžio apdaila, tokia prabangės, sėdynės. Toliau, 128 000 mylių ir jau kala.
Jo, dėl to, kad Amerikoje mašinos nelaiko, prastas kūras, prastas tepalas, neprižiūrimas automobilis. Nesakau, kad žmonės, kurie tą mašiną turėjo, neprižiūrėjo, bet būtent dėl to automobiliai ir pas mus atsiranda, nes jie sulūžta. Tai aišku, ne visi sulūžta, didelė dalis išvažiuoja tiesiog į remontus, kas tvarkosi, kas parduoda, kas nurašo. Žodžiu. Lėkiam toliau. Šildomas vairas. Čia, kaip ir minėjau, distroniko mygtukai, linijos ir distronikas. Tai yra labai gerai. Automatinės lempos, 3 zonų klima. Ir toliau standartiškai čia kaip ir viskas. Yra sėdynės, yra panorama. Taip, užsikurkim, pažiūrėsim, kas čia darosi. Klaidos jokios nedega. Tikrinam su diagnostika ir einam pažiūrėsimės geriau. Na, širdžiai pasakius, tai reikia atsireguliuoti aukštus, kažkaip biški man trūksta. Dabar neužsimsim aukštų reguliavimų, bet Q7 šustriau groja. Bet nesakau, kad šitoj negražiai groja. Groja labai gražiai, bet toks kaip palygini, tas biški yra tų paišelkų vadinamų trūkumas. Ambient apšvietimas. Galit pakeisti spalvą kokią norit pagal romantiką. Einam, pažiūrėsim, kaip čia, kas čia kur tarška. Automobilio variklis purtasi. Kažkur tikrai nėra, kad būtų labai blogai. LED žibintai, standartiškai viršus biški geltonesnis, apačia baltesnė. Ir čia lygiai taip pat. LEDai veikia. Tai ką mes turim toliau, tai mes turim variklio kapitalinį arba dedam kitą variklį. Tai kitaip nebus paprasčiausiai, tai žmogui jau čia, jau pačiam reiks išsiaiškinti, kas vyksta. Mes šitam automobiliui šiandien dar neturim pirkėjo, kadangi mes jo neįdėjom teisingai. Tai reiškia, nebuvo VIN numerio, nebuvo papostintas taip kaip visada. Tai reiškia, pardavėjas nesutiko pateikti VIN numerio kol neatvažiuosim. Tai atvažiavam, Lietuvoje jau naktis, bet rytoj, trečiadienio rytą jau lietuviai matys šitą automobilį pardavime. Ir dabar mato, bet ne iki galo. Matys jau pilną video apžvalgą. Tai va, viskas. Mes dabar, ką mes darysim, tai užgesinam variklį, uždaram kapotą ir šluojam namučią. Rytoj reikia būti iki 12 namuose, o dar laukia 6 valandos kelio. Nu kągi turim. Trečiadienį turime 12 valandų 45 minutės. Šiandien darbus baigiam, kadangi jau čia ir taip dirbam dieną iš dienos. Einam ilsėtis, o rytoj važiuojam pirkti mes Porsche Cayenne 2012 metų hybrido. Batarkė žmogus pakeitė ir nebesikuria mašiną. O tenai, jeigu kas nežino, tarp Porsche hybridinių būna įdėta 3 litrai Audi variklis, tas TFSI-inis, tos pačios bėdos, kaip ir Q7 ir taip toliau. Tai va, tai jeigu kažkas nežinojo, tai tikiuosi, kad bus naujiena. Viskas, einam namučio. Taip užbaigtas Q5 pristatymas į pakrovimą. Kai tik tai pristatėm šiandien ir ją nupirko iš karto. Tai reiškia, jau audinės tos nebėra. Tai kad ir ką matėt prieš tai, tai žinokit, kad jeigu įdomu, užeikit pas mus į puslapį, pažiūrėsit, kiek ta audinė kainavo. Dešinėje pusėje čia viršui, dabar neturiu rankų. O jeigu norit stebėti, kaip mums sekasi keliauti po Ameriką ir pirkti jums mašinėlės, tai čia viršui subscribe mygtuką paspaudžiat ir viskas. Tai susitiksim mes ketvirtadienį ryte prieš pakilimą. Ketvirtadienis, šalta, +10 kokį tik tai kieme, žodžiu, su megztiniu, su ilgom kelnėm, vėl žiema ateina. Tikiuosi, kad ne. Žodžiu, kitos nemalonios informacijos, tai kad Audi vėl pradėjo deginti tepalą. Tik dabar jaučiu nebedeginti pradėjo, tiesiog stumti lauk, nes visa subinė juoda. Nu, toli važiavom, ilgai važiavom, sunkiai važiavom, tarp kalnų važiavom. Nu, gal ir normalu. Ką žinau, 5 štukos krautų mylių, arba ten su traileriu lėki 130 km/h, kokias 8 valandas. Nu, gal tą tepaliuką ir sudegins, nu ką dabar. Bet esmė, kad biški variklis negražiai ir pradėjo. Aš tikiuosi, kad šitą kelionę, kur važiuosim mes šiandien, nebus paskutinė. Užkursiu, einam paklausom. Tepalo litrą įvažiau ir dingo garsas. Prieš tai kažkaip nenufilmau. Neturiu komentarų. Su šitu drakaru mes visas mašinas suvešim jau tiek, kiek reikės. Tai kiek šansų, kad tuoj bulbas sodinsim? Pažiūrėkit, kas čia daros. Ant kiekvieno sujudėjimo tie maišai į šoną slysta. Nu, pats profesionaliausias jaučiu pririšimas, kokias matęs. Tiesiog palėtės pertemptos diržais. Pasaka. Nu kasgi aš toks, kad čia visus teisčiau. Nu neteisiu, aš tiesiog juokas paėmė, kad tuo eisim bulvekas, užsimsim. Beliks tik vandeniuką užpilti ir viskas, laukiam daigų. Tai va, žodžiu, pakeliui į Niagarą, Naidžarą,
Niagara, net nežinau kaip tiksliai tarti, Niagara Falls angliškai, Buffalo, New York valstijoje, tai važiuosim. Lyg ir lietus ten, labai dažnai ten lietus būna, bet kaip ir minėjau, pabandysiu pasidalinti asmeniniais archyvais ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Taigi, apie Audi. Važiuojam Q7. Audi Q7 yra nebevažiuoja, žodžiu. Užkalė arba nulinko vožtuvai arba kažkas atsitiko. 180 000 mylių, nėra raktelio, raktelis pamestas, bet raktelis bus, žodžiu, įdomi situacija, nesvarbu. Mašina kainuoja $2500. Pirmas klientas atsisakė, sako, brangus remontas, bet šitoj vietoj, vis tiek reikia suprasti, remontas kainuos jisai, ar mašina bus nuvažiavus 5 štukų, ar 200 štukų nuvažiavus bus. Remontas tas pats. Išimi variklį, išpurtai, susidėd viską naujo, savo, jeigu automobilį darai ir važiuoji 5 metus, kaip pavyzdys ten, ar dar daugiau, jeigu daug nevažiuoji. Tai realiai gauni labai pigiai, labai prabangų automobilį iš Amerikos, susitvarkai ir turi už kokius 12-13 tūkstančių eurų jau po visų remontų, kadangi automobilis grįžta su $7,000 invoisu plus minus į Lietuvą ir ko pasiekoji. Remonto išlaidos. Susitvarkiai, turi žemiau rinkos kainos, labai gerą mašiną. Čia su kūru pririzikavau Pasukite kairėn, tada pasieksite kelionės tikslą. Čia man reikėjo. Žodžiu, kūro pagaliukas ties raudona linija. Raudona, tai visiškai susilygino jau. Pasukite kairėn, tada pasieksite Va toks šiandien rizikavimas. Koks rizikavimas, pražiopsojau vieną iš tikrųjų nusukimą, o čia miestą pasiekus jau nebelabai tų degalinių ant kiekvieno kampo yra. Šalta diena šiandien, visur šalta, čia turim plus 15 dabar, vėjas, tai taip visai nemalonu. O šiandien kuro kainos yra 5,26 man atrodo buvo. Va taip atrodo kaip atrodo Amerikoje, tai čia yra tas, nuo kurio linksta audinės. Šitas yra pereinamasis į patį geriausią, tai oktanų skaičius, o čia tas premium yra, kuris kainuoja brangiausiai. Dabar kainos nerodo, bet ir ten nerodo kainos. Žodžiu, atvarai pilts ir niekur nerodo kainos. Labai įdomi šį kartą, bet galbūt čia taip turi būti. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah. Yes, my head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. My heart on my sleeve, stress, shit on my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't want it when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposite don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect, let them watch me. Elevating, got them nauseous. Cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the house and whoo. Watch how I get ahead. Watch how I get ahead. Watch how I get ahead. Woo. Watch how I set it up, bet you I shut it down, watch how I get a win. I don't think they really wanna come against the winner, got a finger run up in on a grenade. Va tokiam gražiam vaizde filmuojam automobilį, tai nežinau kaip matos per kamerą, bet per telefoną labai gražiai gavosi. Tai pabūsim čia, kol viskas nusileis, tai kada daugiau pasimėgauti, jeigu nedarbo metu, tai už manęs galite matyti automobilį, kurį pakrovėm ir šitas automobilis nevažiuoja. Tai jeigu norit, kad važiuotų, reikia pririšti raktelį ir reikia sutvarkyti variklį, nes kol tai nepadaryta, tai mes su juo judėti paprasčiausiai negalim. Šitas automobilis neturi distronį, kad ir kaip būtų liūdna, bet šitas automobilis turi tamsų saloną, turi ventiliuojamas sėdynės, nėra šildomo vairo, yra Bose aparatūra. Pagrindiniai dalykai realiai ko ir reikia. Tai nelabai malonus pardavėjai buvo, bet nieko nepadarysi. Tai tokie labai smarkiai pušino ir iš tikrųjų įdomi situacija gavosi. Tai pradžioj kaina buvo 2500, o tada pasiūlėm biškį daugiau ir kai atvažiavau, sako, nemokėk, ir moteris atbėgo, sako, ne, mokėk. Tai gavosi, kad už automobilį sumokėjom šitą $3000
$1000. Tai Audi Q7 2017 metų nupirkta už $3000. O mes, mėlyjeji, eikime pastebėkime saulėlydį, nedaug jau čia liko ir važiuosim namo. Get some low gas prices, but this thing here is a gas guzzler for sure. Yeah, I think it needs a while of this before I really party. Žodžiu, kažkoks drifto vakarėlis. Ugnis kyla. What? That was insane. We're gonna have giant wrestling. We're gonna have all types of crazy events and people getting punched in the face. Any day of the week, you never know, so you gotta stay tuned. Special run coming up. We got Mr. Calvin Diesel and the Snowman suiting up. Get ready to hit the track again, Jack. Žodžiu, koks įdomus bajeris vyksta, tai droniukas skraido ant viršaus, GoPro kamera uždėta. Žiauriai kietai atrodo. Tai man atrodo, kad ir man reiks nusipirkti droniuką. Varam pažiūrėsim geriau, kas čia iš bolidų priparkuota. What's going on? We got people on it now. That's what I'm talking about. Wow. I'm gonna start charging for ride-alongs with her too. You wanna ride along? Nu dabar matysit variklio sprogimo. O, Jėzus Marija. Tuoj atlėkė, parodysiu, kas čia vyksta. Ten už kampą galit matyti, bet ką žinai, ar jis bevažiuoja. Gal nebevažiuoja jau. Labai daug šansų, kad šitas versis ant kito posūkio. But we'll find out here soon, so hold out. Yeah, it's going down. It's fight time. Sakė, dabar visus suleis tiesiog į ringą, galima eit bus į trasą ir nežinau, ką ten darys, bet jaučiu kaip per tos juodžių videkus, kur būna, kur sukas mašiną ir neša kokį 20 žmonių. Priekį stovi kariuomenės sunkvežimis su pakilom, viršų iškelta lempa su pakrovėju, viskas suveža. Ir aš galvoju, kad čia bus Max renginys. Max. Kas čia toks? Tai čia sako kovotojas. Koks iš vis jo vardas sako? He's one of Angel's people. Kosmose. Turbūt pamatysim žmonės, ko nematė dar čia. Tie du, kad ir kas jie bebūtų, iki galo vardai neaiškus. Žiūrėkit, greičiau pabaigiam, tai duokit mano pinigus ir einu namo. Kažkas vyksta. Pikstas. Šaunesnio bokso nesu matęs, papačia su mocai stovi. From East Amherst, New York, the student going against the teacher, Zach Ortiz! I don't even want to introduce this guy because he's been a pain in my ass, but I'm going to do it anyways. Dude, I don't care. I'm not afraid of you. All the way from, go figure, this guy is from Niagara Falls. Vince Valor! Wow. Wow. Viskas. Kovojam. All right, you boys ready? Plikais kumščiais. Let's go, baby. I'm the bell. Pay attention to me. Ding, ding, ding. Let's get it on. Droniukas atskrido. Ką iš čia kelnes nusimaus dabar? Bėga ant snakito. Ką iš čia daro? O, plikom rankom.
nesupratau. Barzdos kutenimas. Bandom išsiaiškinti, kas čia vyksta dar. Nu, o, už spranduko, o, smokes. Nežinau, kokios čia taisyklės, bet čia gal amerikietiškos. Oh, knocked him right out of the ring. Him and his Calvin Kleins got knocked out of the ring. He's calling for a timeout. Look at him. I think he twisted his Dabar aš jau supratau, čia amerikietiškos imtynės. Negaliu patikėti, kur papuoliau. Nu, toliau važiavam. Pabėga vėl. Na, va. Kiaušinis. Uh-oh. Pribaik jį. O, triukas. Looks like he ran into the wall. Yeah. Kol kas aš negaliu patikėti, kur aš papuoliau. I think he twisted his shoulder. Džonas Cena išbėgs į ringą. Va. Tėviška viena. I felt that one. Nu, dar viena tėviška. Šmaukšt. Nu, dabar išlūp kakis. Oh my God, he's gouging his eyes out. Publika biškė. Neužsivedus. Kas dar nežinot, kas yra amerikietiškas. Tai viskas, kas yra vaidyba, vyrai, nu kartais ir moteris, ir tėviškos pliauskos. Įbliauna vienas, įbliauna kitas ir priesa patikrins, va, lūžta lentos. Oh, he's down bad now. Akis lūpa dabar. Piktas teisėjas. He deserved it. Nu ką, viskas, paliekam, žodžiu, šitą velnio skylę, kad ir kiek čia daug dalykų vyksta, žodžiu, dar praeisim pro mašinėlę kažkokią pafilmuosim. Tokių net Warspeedo mašinų, priekio nebėra, nuimtas, Big Indian. Paliekam, žodžiu, mes šitą vietą, reikia važiuoti toliau, bet negali sakyti, kad buvo neįdomu, žiauriai įdomu pažiūrėti, kaip jie čia svaigsta. Tai aš galvoju, kad ir Lietuvoje tokių dalykų reiktų. Tiesiog atvažiuoji pasvaigti su mašina, su mocu. Nu, tik tai, aišku, taisyklės kitokios. Čia, sakykime, nei vienos policijos mašinos, nei vienos greitos. Nežinau, gal čia nebūna įvykių, bet atrodo labai viskas chill. Vakar kas atsitiko, žodžiu, mano GoPro nebesijungia po nakties, po tų driftų visų, žodžiu, nieko nebegaliu nufilmuoti. Tai kol negrįžau namo, kol nepajungiau ant to stipraus pakrovėjo, šiam 5 vatų, ar kad ir koks ten bebūtų, tas kompinis pakrovėjas, nieks neįsijungia. Po drifto nakties nuėjau į viešbutį, pasidėjau kamerą, sakau, pasikrausiu, įkišau į tą prie miego staliuko laikrodis ir ten uzbas, įkišau GoPro ten ir nebeįsijungė visą dieną. Tai, žodžiu, nesprantu, kas atsitiko, tai va taip, bandžiau vakar, sakau, numečiau, žodžiu, nieko nebedariau. Tai va, tai situacija tokia, kad nekaišykit, kur nereikia ir nebus problemų. Tai grįžta namo, pajungta, dabar kaip naujas susitvarkė, atrodo. Gal srovė nepatiko, gal kažkas, neįsivaizduoju. Žodžiu, vakar
buvo visą dieną važiuota, nelabai kas buvo įdomu ir šiaip, tai kaip matėt, įdomų renginį turėjom. Lietuvoje aišku tokių nėra. Kodėl nėra? Gal dėl to, kad biški žmonės labiau susikaustė. Čia taip labai viskas šauniai buvo. Ir driftas, ir motociklai, ir boksas ant bajerio iš vis ten, kas norėtose jie boksavos. Sakau, man dar trūko paršiukų lenktynių ir iš vis būtų cool, viskas užsidarė. Bet aš jau nebesulaukiau galo, jie ten dar malė tos snukius vienas kitam ir viskas jau. Tiesiog norėjau miego, išvažiavau viešbutį, kadangi viešbutis netoli buvo ir viskas, o kitą rytą atsikelta su problemom. Tai va, tai šiandien, vakar buvo penktadienis, šiandien turim šeštadienį 6:52. Šiandien važiuosim Volvo XC90 Airlinas Wilkinsonai yra. Pirmą kartą Wilkinsons pats pamatysiu. Nežinau, tiek Volvo nupirkom, nei vienoj Wilkinson dar nebuvo. Tai tas yra smagu, paklausysim, palyginsim. Bose, Bang & Olufsenus, Harmaną, Burmeisterį ir Wilkinsonus. Pažiūrėsim, kas skamba gražiausiai. Atvėso, kapučino, žodžiu, visiškai tas pats skonis, kas latė. Jie tikrai pylė tą patį darė, jie ten per daug nestengė. Kavos išbliūdo ir pieno paplakė ant viršaus suvarė, supylė. Nu, jaučiu galvoja, koks skirtumas, vis tiek nepastebės. Tai va, tai ar kapučino, ar latė Starbucks'e skirtumo jokio nėra. Visiškai. Bet gal maloniau gerti iš didelio puodelio, toks tipo visą veidą įkišiuodavo. Tai va, lėkim toliau. Nu viskas, žodžiu, va taip, tokiu greičiu sprogo kelionė, liko mums čia kiek 12 minučių ir važiuojam link Volvo, kadangi bankas užsidaro ir reikia sudėti notarizuotus parašus, nes pardavėjas taip reikalauja, tai turim spėti iki 1 vietiniu laiku. Tai dabar Čikagoje 11, vietiniu laiku čia valandą daugiau, tai jau pusė 1. Tai reiškia, reikia greitai spėti į banką, tai pirmą pasirašysim dokumentus, nuvažiuosim prie mašinos, jeigu viskas tvarkoj, susimokėsim ir pirksim tada. Tai va, tai truputėlį iš kito galo, bet viskas bus gerai, kadangi dokumentas rankoje nebus kaip su X5. Tai žiūrėkit toliau, važiuojam greitai, rodo dabar tiltą bravo. And I'm at your show and you getting that dope, I see, yeah. When the kick is tight and your snare is right, the whole vibe is nice, I see, yeah. If you a born jerk and you the scum of the earth since the beginning of birth, I still see, yeah. If you bout that life but you ain't got no choice, you gotta use your voice, I see. Daydreaming anticipation, this situation infatuation. We pause for the cause on hesitation, I stop, think about it like meditation. Ant karštų einam, apžiūrim šitą žvėrį. Klientas laukia kokį mėnesį laiko šitos mašinos, kadangi pardavėjas labai sunkiai bendravo, labai ir iki galo dar aš jo banke klausiu, sakau, tu galvoji, kad aš skemas? Jo, sako, kaip ir jūs visi skemai, sako, dėl to labai bijojo parduoti. Žodžiu, Volvo 2016 metų R apdailas, einam apžiūrim. Tai kaip žinote, Inscription apdaila būna, tai šita yra R Linas, tai jinai ir priekis kitoks, gražesnis, apačioj, va matot, kaip viskas atrodo. 3 kameros, LED žibintai. Head-upas yra visiškai naujos Michelin padangos. Turėtų būti durų pritraukėjai, bet energijos trūksta dabar nėra. Viduj Bowers Wilkinson aparatūra, verstos odos sėdynės, šildomas, ventiliuojamas. Vairas R apdailos. Va taip va, viskas gražiai, juodai atrodo. Į vidų nelipsiu. Gale yra aišku pabraižymo. Kilimėliai. Čia niekas nesuplyšia, viskas švaru gražu. Kiek turim vietų mes gale? 7 vietos. Ką tu savo manai? Tokia oda viena iš šustriausių. Gal šustriausia Volvo oda, tokia sunku aišku perteikti, bet tokia kaip verstos odos, turbūt kad taip ir skaitos. Va taip atrodo iš galo, spoileris, turbūt kad yra ir ant Inscription, bet šitas tiesiog va taip atrodo. R-Design, tai 6-4 varomi. Ir žinoma orinė važiuoklė. Tai šitas automobilis prilygsta būtent Q7 su orinė važiuoklė, kadangi jau pilnas prikrautas, važiuoja labai gerai. Kūro biški mažiau ryja, bet labai panašiai. Tai va, tai spalva
kaip matėt, labai tinginiukams, labai šauniai atrodo. Bet aš šiandien negiriu, man tiesiog ta spalva patinka, čia nesistengiu parduoti šitos mašinos jums, bet manau, kad viena iš gražesnių Volvo spalvų. Tai va, ir stogas juodas, man atrodo, iš viršaus. Viskas, šokam į mašiną, lėkiam namo. I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. It's all about the journey, baby. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. Tai atvykom dar prie vienos mašinos, šiandien visgi suspėjom antrą automobilį paimti, kaip matote, išsivarinėjom jau Q7, tai Q7 89 tūkstančius nuvažiavus ir einam pasiruošim trailerį, sulauksim, kol mūsų krovimo komanda privažiuos ir galėsim būti pasiruošę krauti. Nežinau, kodėl nejuda niekas. Žodžiu, krovimo komanda biški pakibus, bet kažkaip išlaviruos, važiuoja, apsuks mašinėlę, tai kad būtų patogiau pakrauti. Turim šiandien pagalbą. Tai grįžom prieš tai su Volvo. Volvo numetėme parkingą. Norėjom šiandien suspėti dar Q7 atvažiuoti, kadangi bevažiuojant klientas užsigeidė dar vieną automobilio. Kadangi lėčiau vėliau temsta dabar jau, tai tiesiog atvažiavom dar vieną. Kaip mato, dar šviesų pas mus ir ko pasekoj galim bent 2 mašinėlės per dieną įveikti. Tai buvom pasidalinę Q7, labai gražią, žmogus prie namo laikė, važinėjo, žodžiu, ir gavos dabar taip, kad tiesiog pardavė, nes pradegė vožtuvai. Ta pati problema, kaip ir visų. Apie šitą automobilį daug nėra labai ką pasakoti, tiesiog Q7, do 18 metų, nukepė vožtuvai, 8-9 tūkstančiai mylių ir viskas. Žodžiu, pasikrausim mašinėlę dabar ir viskas, kadangi važiuojam. Minėjo pardavėjas pradžioj, kad automobilis nesikūrė, bet užsikūrė pasirodo ir dar geriau. Tai reiškia, išsigelbės pirkėjas tą patį variklį. Kiek man žinoma, pat tvarkė paskutinį pirkinį. Tai va, tai žiūrėkit, kaip užvažiuosim ir viskas, prisirišam, lėkiam namo. Ir viskas, ir savaitė čia ir baigė. Pakruojam paskutinę mašiną, šiandien šeštadienio vakaras. Sekmadienį mes tikrai nežadam dirbti, o pirmadienį Amerikoje išeiginė ir tada žiūrėsim, ar kažkur važiuojam, ar visgi nedirbam. Tai matysim, žodžiu, viskas. Uždarom savaitę su paskutinė Q7. Jeigu norit pažiūrėti, kiek kainavo, čia ateikite viršų. Jeigu norit pasubscribinti ir pažiūrėti kiekvieną mūsų kelionę, čia užspauskit subscribe ir matysit kiekvieną keltą videką. Viskas. Tai kaip vakar matėt, nupirkom šitą Q7 vakare, nebenorėjau labai ilgai gaišti laiko, tai šitą Q7 iš tikrųjų turi net durų pritraukėjus, tai kas yra smagu. Tai vakar ko nepastebėjau, tai va čia grotelės šiek tiek yra įskilę, tai nieko čia nepadarysi, bet visą mašiną pati tikrai verta dėmesio. Tai apžvelkim visą savaitę iš tikrųjų, kadangi šiandien jau yra sekmadienis, šiandien jau niekur nebevažiuosim. Ir turbūt, kad užbaigsim šią savaitę ir jau lipsim į kitą. Tai pirmadienį automobilio, ko gero, mes nepristatysim, kadangi Amerikoje yra ilgasis savaitgalis ir visi atostogauja ir darbus pradeda tik antradienį. Tai va, tai ką šią savaitę nupirkom? Nupirkom kalančią Q5 do 18 metų už $5,000. Nupirkom Q7 be raktelio ir nevažiuojančią už $3,000. Tada nupirkom Volvo R-Design už $6,000, irgi nevažiuojantį be kompresijos. Ir nupirkom paskutinę mašiną vakar, Audi Q7, labai geros būklės, išoriai ir viduj, DDE, su variklio problema sumokėjom $7,000. Tai va tokia savaitė ir ją baigsim. Tai keliamės turbūt, kad į antradienį. Jeigu mus norit pastebėti, kiek kas kainavo pilnos sumos iki Klaipėdos, užeikit pas mus į puslapį. Jeigu norit nepraleisti kiekvienos kelionės, kaip čia sekės pirkti kiekvieną mašiną, paspauskit subscribe mygtuką ir galėsit matyti, kada tik įkrenta videkas naujas.